Tai sveiki gyvi, visi, kas mūsų klausosi gyvai ir kas klausosi arba žiūri įrašo. Tai aš esu Darius Pieteris ir jūs klausotės Lietuvos pardavimo asociacijos interviu. Ir kaip visada, kas 2 savaitės mes turim svečių. Ir šiandien mūsų svečias yra Raimonda Jurgelaitytė. Tai Raimonda, mūsų svečiai visą laiką prisistato patys. Tai jeigu tu pasakytum, ką mes turėtumėm žinoti apie tave prieš pradedant pokalbį, būtų puiku. Puiku, tai smagu Dariau būti tavo svečiu ir sveiki visi, kurie žiūri įrašą ar gyvai. Tai aš Raimonda ir aš esu pardavėja ir pardavėja jau esu 11 metų, 9 iš jų esu pardavėja su rekrutmento arba personalo paieškos ir atrankos pakraipa. Nes mano giliu įsitikinimu rekrutmentas yra, ypač agentūroje, yra gryni pardavimai labiau negu HR-as. Nes reikia parduoti poziciją kandidatą samdančiam vadovui, savo kompetenciją samdančiam vadovui kaip profesionalo. Tada, jeigu tu patampi komandos vadovu, tų pačių rekruterių, pardavinėjai save kaip vadovą, savo sprendimus ir organizacijos sprendimus. O dabar aš esu pardavėja gal labiausiai tikrąja to žodžio prasme, nes vykdau pardavimus su Lietuvos ir Latvijos klientais, organizacijomis ir pardavinėjau tas personalo paieškos ir atrankos paslaugas, tuos konsultantus, kurių viena kažkada pati buvau. Tai mūsų šiandien tema yra, kaip formuoti komandą ir kaip nustatyti atsakomybės ribas. Ten gal ne visiems iš pavadinimo aišku apie ką, bet gal tada tu truputėlį pristatyk, matyt, kaip tu tą klausimą supranti. Gerai, tai personalo tas paieška ir atranka galima dėti lygybės ženklą su tuo komandos formavimu, ne motyvaciniais renginiais, bet tuo tikruoju, tai kaip mano komanda atrodo šiandien dienai, ko toje komandoje trūksta, kaip man gauti tuos žmonės į komandą, kurių trūksta ir kaip užtikrinti, kad tuos, kuriuos gavau, aš įvedu teisingai ir tai pastiprina mano jau turėtus žmogiškuosius resursus. Tai visas tas procesas ir yra mano galva ta personalo paieška ir atranka, per kurią mes, tam tikri žingsniai, procesai, grėbliai, ant kurių galima užlipti pakeliui. Kaip tos srities specialistė, nuo kurios vietos tu pradėtum atsakinėti šitą klausimą? Kitaip tariant, kas tavo galva yra svarbiausia, arba aukščiausio prioriteto dalykas? Aukščiausias prioritetas mano galva yra supratimas pačiam kaip vadovui samdančiajam yra tai, ko man reikia dabar. Pirmiausia, tas pasidarimas audito, ką aš turiu komandoje, kokio stiprumo profesionalo man reikia, kokios specializacijos profesionalo man reikia ir tada supratimas, tai ko aš išėjęs į tą rinką ieškosiu. Tai čia, ko man reikia, dar kita dalis, tokia labiau techninė, tai už kiek aš galiu sau leisti tą žmogų turėti komandoje, koks mano atlyginimo biudžetas. Tai tokius 2 dalykus atsakys, nes atlyginimas yra vienos organizacijose labai techninis, turim lygį ar ne, kuriame tas atlyginimas turi, tas profesionalų lūkestis turi tilpti, kitose galbūt yra kiek lankščiau, bet tai tas, ko man reikia ir už kiek aš galiu tą žmogų gauti, yra matyti pagrindinė pati pradžia. Nuo to aš jau tada galiu atsispirti, kokią aš užduotį savo formuoju, arba vidiniai atrankų komandai, arba išoriniam atrankų partneriui, kokią užduotį formuoju, ko aš pats darausi rinkoje, kaip aš vedu pokalbius ir taip toliau. Tai tas, ko... Tas antras klausimas, kiek aš galiu sau leisti, tai gal geras klausimas. Bet pirmas klausimas, man atrodo, tai ko man reikia. Jis toks trivialus, man atrodo, klausant tavęs. Ir galvoju, ar tas reiškia, kad ne visada vadovai turi atsakymą į šitą klausimą pradėdami paiešką?
Ne. Bet tai kaip taip gali būti? Tai pardavimo vadovas, įmonės vadovas, jis nežino, ko jam reikia? Kur mes stringam čia tą vietą? Jeigu taip, nu tai yra labai daug skirtingų situacijų, bet vien iš to, kiek aš turiu situacijų, esu turėjusi situacijų, kaip eigoje keičiasi reikalavimai. Jeigu man pradėjus kalbinti kandidatus, pirmuosius žiūriu, kad man to tiesiog junioro neužtenka, man reikia jau labiau patyrusio, tam 2-3 metus turinčio, arba ieškojau HR žmogaus, bet man staiga administracijos vadovo viso reikia, nes aš dar noriu gal kažkokį operacijų dalį uždėti ant to žmogaus, bekalbant man kilo. Tai va čia tie pokyčiai identifikuoja, kad ne visą laiką žinom, ko reikia. Ir tai čia dalis, dar yra ta dalis, kai jeigu, pavyzdžiui, aš niekada neturėjau tokio specialisto savo komandoje, jeigu man kaip vadovui priskyrė kažkokią funkciją, nu, vat, aš esu pardavimų vadovas ir man priskyrė marketingą dar į komandą, ar ne, sujungė. Ir aš niekada nesamdžiau marketingo, tai kaip dabar man žinoti, ko man čia reikia. Tai va, ta dalis yra dažnai ne tokia triviali ir galima labai lengvai tai išspręsti, kalbantis su rinkos guru, kad ir vat, kaip agentūra, ar ne, atrankų, su profesionalais, su tais pačiais, kurie daro tą darbą. Pirmiausia, čia ne išorė žiūrėti, o viduje su tai žmonėm, kurie galbūt jau daro tą patį darbą, gali pasakyti, kur yra skylės, kokių mums žmonių reikia tas spragas užpildyti mūsų procesuose ir darbo organizavime. Tai tą dalyką labai galima lengvai išspręsti, bet kartais jisai sprendžiasi jau atrankos eigoje, deginant kandidatus, kuriant blogą patirtį kandidatam. Nu, visokių būna dėja, bet nemalonių situacijų. Aš dabar prisimenu savo patirtį, priiminėjant žmonės, atrinkinėjant juos. Ir galvoju, kad nėra toks retas atvejis, kad bekalbant su kandidatais, taiga paaiškėja, kad kažin ar mes rasim to, ko mums reikia, taip kaip reikia. Ir tada gal, nežinau, keiskim, susimažinkim lūkesčius arba atvirkščiai pasididinkim lūkesčius. Tai vat kaip tokiu atveju, nes vėl tas atranka, paieška ir atranka, jinai netrunka taip labai trumpai, dažnai būna ten mėnesių, o kartais ir ilgesnis procesas. Ir eigoj paaiškėja tam tikri dalykai, ypač, kaip sakyti, neturėjom anksčiau. Paaiškėja dalykai, apie kuriuos anksčiau nepagalvojom, praleidom ką nors, pasikeitė nuomonės arba požiūriai. Kiek to leidžiama arba kiek tas logiška, ar kiek tas yra gerai keisti eigoj. Nes, kaip tu sakai, iš anksto, žinau, ko noriu, atėjau su agentūra, susitariau, paaiškinau, ko noriu, visi vieni kitų supratom, agentūra eina ieško, aš gaunu tai, ko aš norėjau, ir ten visi tie dalykai. Bet gal kartais galima keisti būtų. Būtina keisti. Aš šnekėsiu su žmonėm ir pamačiau, kad truputėlį gal keiskim. Ne taip turėtų būti. Ne to noriu. Ir čia matyti yra neišvengiamybė. Keitimas yra neišvengiamybė, nes verslo poreikiai keičiasi, ar ne? Galų gale ir ką man samdyti to, ką aš sakiau, kad noriu samdyti, jeigu man staiga to žmogaus netokio reikia. Tai leidžiama ir viskas priklauso nuo komunikacijos aiškumo, o kodėl mes taiga keičiam. Net gali, pavyzdžiui, atrankų specialistas ateiti ir pasakyti, mums reikia keisti, nes atlyginimas, kurį planavom mokėti, mes nenuperkam to, ką norėjom nupirkti rinkoje. Taip. Tai tas keitimas, jisai nėra, net, ta prasme, būtinas, tiesiog būtinas. Visą laiką priklauso nuo to, kurioje stadijoje esi, bet viskas, kas pirmiausia komunikacijas, atsisėdimas ir savo atsakymas, ar ne, kad taip mums keičia, man jau kažko kito reikia, tada komunikavimas su atrankų komanda arba mano keitimas strategijos, ką aš dabar medžioju pas save į komandą. Ir komunikavimas, jeigu jau yra procese kandidatų, nuoširdžiai ir atvirai sakyti, taip, mums pasikeitė po pokalbių arba verslo poreikis pasikeitė eigoje ir mes turime
ačiū, kad dalyvavai ten 1, 2 ar net kartais 3 ar 4 etapus, bet mes negalėsim pakviesti tavęs prisijungti. Tai tas komunikacijos aiškumas, kad ne tu blogas kaip kandidatas, ypač ta jautri vieta, kai mes kuriame kandidato patirtį ir tie pokyčiai nutinka. O iš tavo patirties, kokias klaidas dažniausiai tu matai darant vadovus, kurie atrinkinėja? Kiek turiu bullet pointų įvardinti? Aš galvoju, į 80 geriau tilpkim. Tai nesmulkinsiu labai. Ne, yra gal tokios esminės, tai pirmiausia, nežinoju, kaip klaida, tai neapsibrėžimas savo, tai ko man reikia, neįsivardinimas, nesupratimas, neįsigilinimas. Jeigu aš nežinau, kaip tas darbas yra daromas, tai aš kaip samdantysis vadovas bent jau preliminariai turiu jį pradėti suprasti prieš kalbindamas kandidatus. Nes būna ir taip, kad aš samdau pats nebūdamas tos srities profesionalas. Tam samdau žmogų savo komandą. Tai supratimas čia yra grėblys, kur kartais ne žmogus atėjęs kandidatas aiškina, kaip tą darbą daryti ir vadovas tiesiog linksi ir negali net pagilinti tai, ar turi tas žmogus kompetenciją ar ne. Kita dalis yra ta piniginis ar ne klausimas, aš turiu žinoti, kas yra normalu toj rinkoje mokėti už to lygio specialistą, kurį aš ruošiuosi samdyti, kad nepermokėti ir nepasiūlyti juokingai mažo ir apsijuokti rinkoje. Kita dalis yra... O įmanoma, įmanoma apsijuokti, nes tiesiog žmogus neateis, nes dabar viską mes ten matom tos skaičius. Jis neateis ir neateis, ar prieš ką čia mes apsijuoksim, ar čia tiesiog kiti skaitydami tos skelbimus juoksis iš mūsų. Rinkoje susidaro, kaip darbdavio įvaizdis yra labai jautrus dalykas. Taip, supratau. Tai reiškia, kad šitas darbdavys siūlo juokingai mažą atlygį. Nori kosmoso, moka grašius. Nori kosminio laivo, moka už Volkswageną Golfą. Tai va, tai iš tos pusės irgi yra, kur mes turim adekvačiai įsivertinti, ką galim mokėti ir už tą gauti. Toliau einant komunikacija, tai kas darys atranką? Aš kaip samdantysis vadovas esu bet kokiu atveju, galutinė atsakomybė yra pas mane, bet aš galiu pats darytis, galiu turėti vidinę atrankų komandą, galiu turėti išorinį atrankų partnerį. Tai čia tiesiog susikomunikavimas, blogiausias atvejs yra tada, kai aš einu pas atrankų savo partnerį ar vidinį žmogų ir klausiu, kur mano kandidatai, ar ne? Tarsi aš nesu atsakingas, tu esi atsakingas, visa atsakomybė tarsi būtų pas tave. Kaip čia turėtų būti tavo galva, nes aš natūraliai, jeigu aš perku paslaugą iš kompanijos, kuri man turėtų atvesti kandidatus, aš ateinu, gal ne taip, kaip tu parodėjai, truputėlį švelniau, bet vis tiek aš klausiu, kur tie kandidatai dabar. O būna taip ir labai atvirų tekstų ir tada... Ką aš noriu pasakyti šitoje vietoje, tai yra bendradarbiavimas, yra matyti geriausias kelias, kur, tai jeigu bus išorinis atrankų partneris, taip ir bus, aš perku paslaugą, moku jiem už tai. Tai čia gal mažiausiai to bendradarbiavimo kliūčių, arba toks vis tiek sutartimi ir pinigais paremtas santykis, bet čia gal labiau dar į vidinę atrankų komandą, kur, taip, jisai yra vidinis mano paslaugos teikėjas, mano tas rekruteris, bet vis tiek tai yra kolegiškas ryšys. Ką aš noriu, tas bendradarbiavimas ir atsakomybės pasiskirstimas, tai gerai, tai ką aš kaip samdantysis vadovas galiu padaryti kaip minimum, pasišėrinti skelbimą ar tam postą LinkedIn, kurį tik ką padarė rekruteris, galiu parašyti, ar pats padaryti, galiu savo komandos apklausti, gal turit kažką pasiūlyti iš savo pažįstamų, kas tiktų tokiai roliai, paskleisti organizacijų, aš samdau, gal turit kažką iš savo aplinkos, kur norėtumėt pasiūlyti dirbti mūsų organizacijai. Ir tai turi daryti, mano galva, idealiu atveju samdantysis vadovas, nes jisai turi afišuotis kaip tas, kuriam rūpi. Tada, čia mes einam jau į tą interviavimo, ar ne, bet lygiai taip pat irgi tos atsakomybės ir bendradarbiavimas paliečiamas, kad kai vedamas, pavyzdžiui, interviu, tai ne rekruteris jį turėtų. Dažniausiai būna dalyvauja rekruteris ir samdantysis vadovas, ir vadovas yra
vairuotojas viso to pokalbio, Taip. ne šiaip kontrolinius klausimus aš užduosiu, čia patikrinsi dabar. Bet aš turiu gebėti parduoti įmonę, projektą, produktą, viską, save kaip potencialų tiesioginį vadovą. Ir tada, nu, va, tas bendradarbiavimas, bet ir turi būti tame, kad aš turiu jausti tą atsakomybę už užtikrinimą žmogiškų resursų savo komandoje, vykdyti užduotis ir ten pasiekti tuos tikslus, kuriuos man kelia organizacija. Tai va tada čia yra toks didžiulis grėblys, kur gali užlipti jo kiekviename, nes paskui einam į kitus etapus jau ten. Nes čia tu sakai labai svarbų dalyką susijusi su to vadovo kompetencija. Tai reiškia, kad jisai turi gebėti vesti interviu, jis turi žinoti, kokius klausimus užduoti, kaip paklausti, ko nekalbėti, kaip suprasti, kaip išsiaiškinti. Ir čia, palauk, tai bet tai čia visa profesija tame. Taip, ne veltui vadinasi samdantysis vadovas. Tai šitoj vietoj tikrai yra, yra įgūdis samdyti, kaip ir atleisti žmogų, kaip ir valdyti jo performance, ar ne, tai yra įgūdis, kurį turi turėti vadovo rolėje esantis žmogus. Ir nes jis geriausiai žino, koks jis yra kaip vadovas, jis geriausiai žino, ką turės tas žmogus daryti, jis geriausiai žino, tai kokia ta organizacija yra, kur jinai eina ir panašiai. Tai mes pradėjom nuo klaidų, kurias klaidas daro, tai jeigu grįžti truputėlį atgal, gal dar gali kažką svarbaus paminėti. Gerai, tai gali dar samdantysis vadovas, pavyzdžiui, neteikti pasiūlymų pats, nevaldyti kandidato abejonių, dvejonių, kai jau yra, aš išsirinkau kaip samdantysis vadovas žmogų, noriu jo į komandą ir staiga numetu HR-ui, ten paduok tą pasiūlymą, pasirašykit jūs ten popieriukus, aš pirmą dieną gal sutiksiu žmogų arba ne. Nes ten yra jautriausi dalykai. Kai jau pateikiau pasiūlymą, iki pirmos darbo dienos, pavyzdžiui, nekomunikuoti tame tarpe, 20 kalendorinių paprastai, ir nebūna pas mus rinkoje. Kai jau tas išdirbimas kažkur ten kito organizacijų, kur yra tas žmogus. Pavyzdžiui, nieko tylėti, nieko neinformuoti, tai kokia bus pirma darbo diena. Neinformuoti organizacijos, kad čia naujas žmogus prisijungia ir visi galvoja, čia klientas, čia kas toks tiekėjas gal atėjo į ofisą. Tada pirmą darbo dieną neduoti jokio onboardingo plano įvedimo, ar ne, nesuplanuoti, kas įveda, kokiom temom įveda, kokią meeting room'e, kokią valandą, ar nežinoti, tai ko aš tikiuosi iš to žmogaus per bandomąjį laikotarpį, per pirmą mėnesį, per 3, per 6, per 12, neturėti savo atsakymų, ko aš noriu iš to žmogaus. Taip, tai čia dar daug matyt galėčiau smulkinti, bet jo, matyt yra daug tokių kabliukų, kur gali pasimauti ir prarasti gerus žmonės arba, blogiausia atveju gadinti įmonės reputaciją, kurioje tu atstovauji, kurią samdai. Dabar šito momentu klausimas galėtų būti šiek tiek, tu jau pasakėjai, bet vis dėlto jeigu pamėginti apibrėžti tiksliau, konkrečiau, kurioje vietoje baigėsi, nežinau, agentūros arba atrankos žmogaus atsakomybės ir kur prasideda vadovo atsakomybės, ar tai būtų pardavimo vadovas, ar tai būtų įmonės vadovas. Galim šitą iš vis apibrėžti, aiškiai, čia viena, čia kita pusė. Matyt, universalių taisyklių nėra, viskas yra pagal, kiekvienas samdantysis vadovas yra labai unikalus iš mano patirties. Vienas, lygio vadovas, tekę yra samdyti didžiuliai valstybės valdomai organizacijai ir aukščiausio lygio vadovas buvo samdantysis vadovas. Ir tada jo kalendorijoje gauti laiką interviu ir apskritai kokį nors interesą, kad daugiau negu mes susitikom valandą laiko, aptarėm poziciją ir aš jau atnešt kandidatų jam, ten vargu ir galima dar tikėtis. Visa didelė dalis komunikacijos vyksta per asistentus ir panašiai. Tai čia toks, kur
nu, ten tiesiog, tai yra toks, nu, jau savaime padiktuoja, kiek ten to bendradarbiavimo ir bendravimo eigoje gali tikėtis. Ir yra tokių, kur, pavyzdžiui, net neturi atrankų konsultantų arba viduje atrankų profesionalų ir tada visa atsakomybė yra to samdančiojo vadovo rankose, kur kiek aš parašysiu LinkedIn'e, kiek aš praskleisiu ir gausiu rekomendacijų iš to, tiek aš ir turėsiu ir tada nuo iki galėtų būti visame. Ir šiaip per vidurį yra tikrai tokių ir didelėse ir mažesnėse organizacijose, kur nori įsitraukti, kur skleidžia žinią ir eina ir daro ir kviečia ir kiekvieną progą panaudoja ir eina į kandidatų valdymo sistemą, graduoja žvaigždutės žymi ir dėlioja ten per etapus tuos kandidatus, pats pasiskambina, susiplanuoja interviu, nors yra atrankų profesionalas, bet pats nori tas žmogus, ar ne, tas samdantysis vadovas. O kitas sako, gal aš sužymėjau ten žvaigždutėm, bet aš tai neskambinsiu, tu turi prieimą prie mano kalendoriaus, tai ką suplanuosi, tą ir turėsim. Tai susitarimo reikalas pagal galimybės, pagal užimtumą, kiekvienas vadovas mano patirtim yra labai unikalus. Dažnai yra sakoma, bent jau dažnai girdim, nusipirkti žmogų, nusipirkti pardavėją, mes visi kalbam čia apie pardavimo žmogaus nusipirkimą iš kažkur. Tai daugelis žmonių, kurie klausosi mūsų, jie yra pardavimo vadovai arba įmonių vadovai, kur pardavimas yra svarbiausia funkcija. Taip. Dabar beklausydamas tavęs, aš pagalvojau, kad tai ar čia mes turim nusipirkti žmogų, ar čia yra žmogaus pirkimo procesas, ar čia yra įmonės pardavimo tam žmogui procesas? Ir labai filosofiškai galima pasižiūrėti į šitą procesą, nes jeigu mes galvosim, darbiniai santykiai, ar ne, šiaip yra kaip ir bet kurie kiti santykiai. Ir mes ir šeimoje parduodam savo idėjas, kaip leisim savaitgalį, taip ir lygiai taip pat parduodam kažkam idėją, tame santykė, kurį mes pardavinėjam idėją, kad tai galėtų būti tie mūsų bendri darbiniai santykiai. Tai aš manau, kad čia pardavimais vyksta į visas pusės. Aš kaip samdantysis vadovas parduodu organizaciją, parduodu, nes to neišvengsi tikėtis, kad čia ateina man tik kandidatas parsidavinėti. Taip, yra tokių rinkoje buvę situacijų ir apskritai, kai tam tikroje rinkoje yra perviršis specialistų, tada yra aštri konkurencija ir aš turiu kaip kandidatus, turiu išsiskirti, gebėti save parduoti, bet mes kaip profesionalai irgi renkamės ir mums lygiai taip pat turi parsiduoti ar ten, duok Dieve, ne oversellinti savęs, ar neparduoti daugiau negu ten yra ta organizacija. Tai čia dar vienas grėblys, kur kartais užlipama, bet tas pirkimas, pardavimas yra, manau, iš visų pusių kiekviename etape, kiekvienoje komunikacijos detalėje, kuri vyksta tame atrankos procese. Ir, aš net kaip vadovas, gal ten pardavinėjau tik vėliau, mano dar organizacija prasidavinėjau per visą savo egzistavimo laikotarpį, kol mes turim tokį darbdavio įvaizdį ir tokį parsidavimo automatinio proceso suformuotą, koks yra dabar. Čia toks, kur labai, labai filosofinis. Aš vis tiek manyčiau, kad tas pirkimas, pardavimas, taip jisai vyksta, bet ko mes siekiam, tai yra suprasti, ar mums šitame santykėje, kurį mes čia bandom suprasti, ar šitas santykis yra įmanomas. Darbinis. Ne? Tai ar čia mums tinka komunikacija, mums tinka, ką atsineša ir viena ir kita pusė pasiūlyti ant stalo į tą santykį, ir jis bus lygiavertis, ar panašiai. Tai man toks yra vis tiek, atsimušam į santykių kūrimą, nes tik jeigu yra santykis, vis tiek, jeigu darbas grįstas, tik tai aš įdėjau savo 8 valandas, tu man davėjai mano 2000,
Nu, ten daug ilgai gal ir nesitęs, nes bus Paprasti santykiai tokie. Labai paprasti, bet nu, mes nesam ant tiek paprasti, kaip nu, žmonės nėra tokie paprasti, kad jiem būtų ok, nu vis tiek kažkaip prisijam tą savo tapatybę su darbu ir norim daugiau, gal ne visi ateinam draugų ieškoti, bet žiūrėk, kažkokio to santykio vis tiek norim iš to darbdavio, su savo tiesioginiu vadovu, su kolegomis, prisirišam siekiam tos bendros misijos ir rezultatų, kuriuos sutarėm, kad sieksim tais metais, nu, vis tiek gaunasi daugiau. Žiūrėk, tu paminėjai žodį oversellingas. Tai reiškia, mes parduodam daugiau, negu kad iš tikrųjų mes turim. Taip. Ir čia gali būti ir iš to samdančio vadovo pusės arba organizacijos pusės, ir gali būti ir iš kandidato pusės. Taip. Mano klausimas, žinai, koks yra? Kaip atpažinti, matyt, čia ir kandidatams, ir organizacijom, ir vieniem, ir kitiem. Gerai, kalbėkime apie pardavėjų bendruomenę. Gerai. Mūsų klausosi pardavėjai greičiausiai, arba pardavėjų. Jie gerai save parduoda. Kiek nu va, ir kaip tada atpažinti vadovui, kada čia yra pardavėjas, nu, kaip pasakyti, kada pardavėjas neparduoda daugiau, negu jis yra. Ir aišku, kaip pardavėjui atpažinti, nes pardavėjas yra dažniau labiau pardavėjas negu pirkėjas, bet aišku, įgūdis niekur nedingsta. Tai kaip atpažinti, kad organizacija neparduoda daugiau, negu kad iš tikrųjų jinai yra. Nes aš klausiu dėl to, kad aš labai dažnai susiduriu su tokiom istorijom, kur, nu va, čia viskas atrodė gerai, čia aš atėjau ir gavosi visai ne tai, ko aš tikėjausi. Arba organizacijai, nu va, atėjo, pardavė, pabandėm, nieko nesigavo. Aš pats tokią patirtį turiu. Atrodo, puikus žmogus, viską žino, viską gali, viską moka, tuoj ateis tenai, nugriaus kalnus. Ten pakils į kosmosą, laukiam, to prie kilimo aikštelį stovim, nieks nekyla. Nu, labai taip, dabar toks, matyt, kad išskaidykim, va taip, pirmiausia, paimkim tą, kaip nusipirkti teisingai tą pardavėją, ne, kaip pasitikrinti man, kaip samdančiam vadovui, kad čia yra kad galbūt yra taip, kaip tas žmogus sako. Tai yra keli, nu ne tai, kad būdai, bet keli įrankiai, keli etapai, kaip man tą pasidaryti. Tai iš CV, visi CV gali pasirašyti labai gražiai, susidės tuos raktažodžius, kurie buvo skelbime ir visi mes... Dirbtinis intelektas dabar rašo tokius CV, fantastika. Ir sutampa viens prie vieno to, ko man reikia. Fantastika. Bet matyt, tikrinimasis prasideda tada, kai žmogus ateina į interviu. Tai situaciniai elgsenos klausimai, matyt, yra vienas iš pagrindinių dalykų, kaip man išgauti ir suprasti, ar žmogus tikrai darė ir kaip elgtųsi tam tikrose situacijose, jeigu, nu, vat, kokias mes turim. Nes tai, ką žmogus... Duok pavyzdžių. Gerai. Nes ne visiems aišku, kas yra situaciniai arba elgsenos klausimai. Gerai, tai situacinis klausimas, na, sakykime, situacija, ten pardavėjai, ar ne? Klientas, vėluoja kliento pristatymas 2 savaitės, ką tu kaip pardavėjas tokiu atveju darai? Šitą situaciją kaip tu elgtumeisi? Kaip tu elgtumeisi, taip. Tai pastatai į situaciją ir tokių vat klausimų, nes tuos klausimus ne iš oro reikėtų formuluoti, bet iš darbo turinio, taip, kur iš tų situacijų, su kuriomis jau susiduria likusiai darantais tą patį darbą. Taip. Tai ir per tas dalis tu gali vat išgirsti, arba žmogus jau buvo situacijose, arba jisai, nu, vat, turi mąstymą ir gebėtų susidoroti, tai vat, pasitikrinti, net jeigu žmogus niekada to nedarė, tai ar jisai gebėtų padaryti taip, kaip įsivaizduoja, kaip turėtų būti pasielgta toje situacijoje teisingai. Tačiau vieną katę iš maišų ištraukim. Tada kita dalis yra, nu čia ypač pardavėjam, tai skaičiai, pavyzdžiai, nu vat, įrodymai konkretūs, tai kiek aš klientų turėjau, kokią apyvartą dariau, jeigu ne apyvartą, gerai, tai
šitą profitą. Kokie rezultatai pasiekti? Kokie Kaip jūs rezultatai reglamentuojate? skaitiniai ir galbūt net ir tokiose situacijose, kokias aš situacijas suvaldžiau, vėlgi tai irgi yra rezultatas, ar ne, kad ten, nu, vat, ištraukiau klientą, kuris ten jau visiškai buvo per duris beišeinantis. Nu ir vat tokie pasiekimai, kuriuos žmogus gali labai konkrečiai įvardinti, yra dar vienas toksai, nu ne tai, kad saugiklis, bet dar viena identifikacija, kad taip žmogus buvo darė. Tai čia aš išgirdau, bet tai nebūtinai yra tiesa, žmonės gali prisigalvoti. Aš čia galiu milijonų pripaišyti, kiek nori. Be abejo. Tai tada yra ta dalis, kur aš vis tiek, nu, rekomendacijų rinkimas procese yra irgi labai svarbus. Ypač pardavėjų rekomendacijų. Ir čia man, aš labai rekomenduoju, matyti samdantiesiam vadovam daryti 360. Ką reiškia, kad aš paklausiu, jeigu yra galimybė, ne, nu, tai tavo nedabartinio darbdavio, bet prieš tai buvusio tiesioginio vadovo. Jeigu dabar ten žmogus, nežinau, dirba jau kaip aš kokius 9 metus organizacijai, nu tai kas tam prieš 9 metus klausimą kieno ten. Nu tai, pavyzdžiui, gal buvęs tiesioginis vadovas jau nebedirba šitoje organizacijoje, aš tada jo galiu paklausti. Gali man kontaktus duoti, mano kandidatas duoda man kontaktus ir aš tada paklausiu, nu, va, tos teisybės kaip apie tą žmogų. Tai tiesioginis vadovas, kolega, buvęs kolega, ar ne, dabar, nu, buvęs kolega, dabartinių neklausim, nu, bet viskas vis tiek su kandidato sutikimu būna. Tada klientas, ar ne, yra irgi labai geras identifikatorius nuo pardavėjų, ne? Duok klientą man kažkokį savo, nu, kurį tu, su kuriuo tu bendravai ir kuriam tu vertę kūrei. Tai va, tai šitie 3 matyti yra, ir jeigu mes dar samdom pardavimų vadovą, dar pavaldinį pridedam, ar ne? Aha. Tavo pavaldinį, nu, mes iš tos lyderystės gebėjimo vadovauti pusės. Tai tas 360 yra matyti saugiausias būdas pasitikrinti ir čia toks, tai mūsų rinkoje yra priimta rinkti rekomendacijas, bet dar kartą užtvirtinu, tik su kandidato sutikimu ir tik kandidatas gali duoti tų žmonių kontaktus. Jeigu samdom pirmuosius, nu, vat, šviežius žmonės, ar ne, tai mes galim prašyti dėstytojų, kažkokių darbų vadovų, galim prašyti, kur praktikas atlikinėjo žmogus, darbus kolegų, su kuriais darė bendrus, tai kad dar suprastumėm va, tų šviežių ateinančių į rinką žmonių kompetenciją, gebėjimus, asmenybę ar panašiai. Čia tai dar vienas toks įrankis ir etapas. Ir tada mes ne veltui turim bandomąjį laikotarpį. Ir čia atrodo, jau lengviau atsikvėpė, priėmė tą pasiūlymą, pasirašė sutartį, nu nėra ta dalis, kurį mes jau lengvai atsikvėpsim kaip samdantieji vadovai, nes mes dar turim visą bandomąjį laikotarpį, kur ne veltui jisai egzistuoja. Tai šitoje vietoje irgi tikrinamės. Ir čia yra labai pigus, vis dar labai pigus būtų, nu gerai, sumokėm ten agentūrai iki 1 darbo dienos kažką, bet agentūra be abejo duoda garantiją. Garantijos yra taip. Dar irgi galim... Nerizikinga dar. Taip. Tai šitoje vietoje mes irgi turim vis dar nepamesti tokio fokuso, tai ko aš tikiuosi, pirmiausia, savo įsivardinti, tada tam žmogui pasakyti, ko aš tikiuosi iš tavęs per 1 ir per 3 mėnesius, ką aš turiu pamatyti, ko aš iš tavęs... Yra pozicijų, kur aš tikiuosi tik, kad tu suprasi produktą, nes jis yra tiek kompleksinis, kad tu išvažinėsi su kolegomis į susitikimus su klientais ir tu suprasi vis tą pardavimo ciklą, kaip mes darom. Gebėsi pats pravesti susitikimą su klientu ir ten gal dar tave pašešėliuos, nu, bet aš kaip tiesioginis vadovas pašešėliuosiu. Bet šitoj vietoje mes turim būtinai dar nepamesti tos minties, kad čia dar yra laikas tikrintis. Pigus laikas tikrintis. Tu pasakei labai, labai gerą mintį, kurią aš įtariu, kad daug kas praleidžia. Tai tam žmogui aiškiai pasakyti, ką mes norim pamatyti per tuos 3 mėnesius, arba nuo ko tikimės, ką tikimės pamatyti. Taip. Tai aš taip įtariu, kad tikrai nedažnas tą pasako. Jisai pasako, ką tas žmogus turi padaryti. Bet vat, ką mes turėtumėm pamatyti, čia gera mintis. Taip, ir tai turi būti pirmo one-to-one, 1 žmogaus darbo savaitę
susėdimas, kada aš aiškiai iškomunikuoju, kokia kryptimi iš vis žmogus tas turi judėti, kad aš nuspręsčiau jį pasilikti organizacijoje, savo komandoje, po savo lyderystę. Tai šitoj vietoj, ir aš dar gal iš kitos pusės, jau gal pereinant prie kandidato, ar ne, čia mes iš kitos pusės pradedam, bet kaip kandidatui tikrintis žmogui, kad čia tikrai ne ką maišė parduoda man organizacijai. Lygiai tas pats bandomasis laikotarpis. Ir lygiai tas pats pokalbis pirmą savaitę, pirmas one-to-one'as, aš turiu savo tiesioginiam vadovui pasakyti, tai ką aš vertinsiu 3 mėnesius. Nes aš lygiai taip pat renkuosi kaip žmogus likti, ar ne, šito organizacijų. Ir kai kurie vadovai, aš suprantu, pamiršta, kad bandomasis laikotarpis yra iš abiejų pusių. Tikrai taip, čia mes atrodo, mes esam karaliai ir čia mūsų sprendimo teisė ir staiga išeini, o tai kas atsitiko? Tai jūs nepraėjot bandomojo, direktorių. Ir tada, bet čia irgi, dažnai net žmonės savo neturi atsakymo ir jie pajaučia kažkur ten žarnuose, kad man, ne okei, ne fengšui. Taip, jausmas, kartais, taip. Ir tai yra labai validu. Bet mano noras visada yra, kad kiekvienas žmogus kaip kandidatas savo atsakytų, ateidamas į tą pirmą darbo dieną, tai kaip aš matuosiu šitą organizaciją, pagal kokius kriterijus, ne tai, kad mokės laiku atlyginimą, tos socialinės garantijas ir gal įmonės automobilį. Ir kad ofise yra tualetas, nereikia įti gatvę. Čia mažiausiai, dar gal kavos, čia bonus point, jeigu bus nemokamos kavos ir pieno. Tai šitoje vietoje yra dalis, kur mes kaip kandidatai pamirštam atsakyti savo ir tada iškomunikuoti savo tiesioginiam vadovui. Tai kaip suaugusiu su suaugusiam dviejų suaugusių pokalbis. Taip, o ne aš čia mažesnis ir tu didesnis, tavo galios didesnės, suspręsti, čia aš tiksiu ar netiksiu. Ir neduok Dieve reikės mane atleis, ar ne, arba žmogus išeis iš manęs, iš mano komandos kaip vadovų. Tai nebus jau gal nuostaba tokia, nes mes žinojom, ką matuojam ir yra arba nėra. Taip. O žiūrėk, jeigu pusę žingsnio grįžta atgal, mes kalbėjom, kaip atpažinti tą tikrą pardavėją, kaip jį pamatyti, tai yra, ką jis iš tikrųjų gali, užduodant klausimus. Bet dabar žiūrėk, kaip atpažinti savybės, pavyzdžiui, atsakingumą arba kažkokius tai vertybinius dalykus, ten gebėjimą bendradarbiauti. Tie dalykai, kurie kartais net tam vertybiniam lygmenį yra, gali būti apibrėžti. Ką žmogus padarė, ką jisai ten, kam pardavė ir kokius ten klientus turi, tai ta dalis aiški. Bet kaip atpažinti, kiek tas žmogus kaip asmenybė mums tinka, ten su savo visom vertybėmis, įsitikinimais, nuostatom. Kaip ten bebūtų, bet asmenybės testai irgi gali būti būdas eigoje suprasti. Aš esu turėjus, dabar kitaip persivadinęs, buvo anksčiau toks vadinosi Profile XT, bet mes turim Tripodą, mes turim dabar Great People Insight. Čia tokie, kas svarbu, naudoti Lietuvoje sertifikuotus testus, ne kažką iš interneto išsitraukus duotus pildyti. Bet vietoje, kad žmogus galėtų pildyti savo kalbą, jo gimtąją kalbą ir būtų ir skalės pritaikytus ir visą ką. Bet kas yra svarbu tuose testuose, man labai patinka testai, kurie įtraukia samdantį vadovą, kuris turi užpildyti tą patį testą, sugalvodamas apie tą poziciją, tai kokiu man savybių šitoje pozicijoje reikia, kad žmogus turėtų. Šitą komandą, šitą organizaciją, po manim, kaip po vadovų, kokio aš norėčiau pavaldinio, taip toliau. Jūs užpildo tą testą kaip idealų profilį. Ir tada eigoje kandidatus irgi testuojame, su tuo pačiu testu, ir kandidatas užpildo savo profilį ir mes tada žiūrim. Tai koks tas sutapimas? Kiek tinka? Bet čia yra tik įrankis. Niekada joks testas negali būti sprendimo pagrindas, testas gali būti įrankis pokalbiui. Mums reikia 90% bendradarbiavimo, kad žmogus būtų, o pas tavį yra 60%. Tai kaip tu bendradarbiauji ir tą temą
užvesti, ar ne? Pagilinti, aha. Tada gali jau testas yra, sakau, yra rodiklis, kurį verta aptarti ir ten padiskutuoti, nes visa teisybė gimsta tame pokalbyje. Jeigu žmogus gali pateikti, kad, nu taip, aš 60 ir esu. Šiek tiek dažniau man patinka turėti reikalų su kitais, o ne dirbti vienam. Tai testavimas irgi gali būti tų mūsų minkštųjų kompetencijų pasitikrinimo būdas ir aš pati labai mėgstu testus, tiek pildyti, tiek analizuoti, komentuoti klientai, kada naudoja testavimą, tai apie tuos kandidatus irgi komentuoti, tai iš to irgi nereikia praleisti, kad profesionalas, sertifikuotas žmogus komentuotų testus, o aš gal net atsidariau, pasižiūrėjau, nu va, netinkam, nes neturi tų 30. Testas nerodo. Tik tai čia jau aš suprantu, kad reikia, kad žmogus būtų specialistas, vadovas, kad interpretuos tą testą ir ves pokalbį, naudodamasis efektyviai to testo rezultatais, tai matyt, kad kažin, kaip tu galvoji. Būna, kaip, iš mano praktikos, ar ne, kas yra smagiausia, toks gal sveikiausias mano galva procesas yra, padarė kandidatas testą, gavo rezultatus. Tai jeigu kandidatas nori sertifikuotas profesionalas to testo, tame teste, ar neturintis gebėjimą jį komentuoti, jis pakomentuoja tam kandidatui, jeigu kandidatas turi interesą, ir tada komentuoja tam samdančiajam vadovui, va tas įžvalgas sudeda jam į galvą prieš tą finalinį interviu su kandidatu. Va žiūrėkit, čia viskas gerai, čia nuokrypis, skirtumas ten 10% plius minus sutinka, ar ne? Bet va šitoj vietoj jums reikia pasigilinti, ar ne? Ir čia jūs galite užduoti A, B, C klausimus, mielas samdantysis vadovė. Tai va tas komentuojantis profesionalas gali įgalinti samdantį vadovą, nebūtina samdančiam vadovui sertifikuotis kiekvieno testo. Turbūt būtų. Tai per brangu, ko gero. Arba, pavyzdžiui, vidiniai HR būna sertifikavęsi tuose testuose ir būna įmonės pasirinkę, tai kokį mes testą perkam ir kokius testavimo metodologiją mes naudojam kaip įmonė. Tai būna šitas tikrai. Svarbiausia, sakau, kad ne parsisiųsti iš interneto kažkokį ten anglų kalbą ir pabandyti ten. Aš esu girdėjęs pas vadovus tokią frazę. Ai, čia tie testai, čia nesąmonė, aš pamatau žmogų, pajuntu ir man viskas aišku. Turėtum kokį nors komentarą tokiam žmogui? Taip. Puiku, nes be jausmo tai nieko nebus. Joks testas, jokio vadovo, jokios rekomendacijos, joks ten įtikinėjimas, kad HR-as ateis ir pasakys, bet tai geras žmogus, viską turi, ko mes dar norim. Jeigu samdantysis vadovas neturi chemijos, tai nieko nebus ir jis nesamdys. Ir ir aš kad ir kaip, ir būdama rekruterė, kai man ateidavo ir pasakydavo, kad, nebuvo chemijos. Aha, o tai kokį man kitokį kandidatą atsiųs, ką reiškia chemija? Ką reiškia chemija? Jo, ir tada, iš to pajautimo, negalime mes jo ignoruoti. Arba mums pakeliu, arba mes jaučiam, kad ten gali būti santykis. Gali nebūti to 10%, gali neturėti ten kažkokio įgūdžio, arba nes tokiais klientais gali būti dirbęs, kažkaip nemokantis dar suvaldyti tų situacijų, kurios mes čia jau valdom ir mums reikia, kad mokėtų. Ir vis tiek pasisamdysiu, nes man atrodo, kad čia yra ta chemija ir mes galim dirbti kartu ir aš noriu tą žmogų auginti, noriu jį motyvuoti ir matau, kad tam žmogui įdomu ir čia aš jaučiu. Ir čia yra labai legalu. Žiūrėk, aš susiduriu su problema, kuri ateina iš tos situacijos, kurią mes dabar aptariam. Kas atsitinka, tu pakomentuok irgi, aš esu matęs tą. Kas atsitinka kartais? Vadovas, pajutęs chemiją, dabar žiūrėk, jisai pajunta chemiją su panašiai žmonėmis, kaip taisyklė. Tiesa. Jam tas vidinis konfliktas nekyla. Jis prisisamdo panašių į save. Tada kyla konfliktų. Bet tada, supranti, kaip yra.
vėl vadovas, koks jisai bebūtų šaunuolis, jis vis tiek turi stipriasias pusės, silpnasias pusės. Ir iš kitos pusės, nebūtinai tie žmonės, kuriuos jisai samdo ne į savo poziciją, į kažkokią kitą poziciją, turi turėti lygiai tas pačias savybės kaip jisai. Gal ten šis kitų savybių reikia. Ir dabar ką aš esu matęs, kad vadovas susirenka komandą panašių kaip jisai ir ta komanda labai ryškiai turi silpnasias pusės, kaip ir vadovas, ir tada tiesiog yra neįgali atlikti tam tikrus darbus. Paprasčiausiai iš pardavimo, tai vadovai, kurie, kaip sakyti, mėgsta dirbti fermeriais, taip sakoma, pardavime, fermeriais. Prisisamdo fermerio, bet nėra kas medžios. Tai reiškia, eis, aktyviai ims rinką, kariaus su konkurentais, jie tenai dirba su tais klientais, kurie jau yra, parduoda tiems, kurie jau yra, sako, gerai, bet dabar mums reikia naujų klientų, eiti paiešką, reikia užmegzti kontaktus aktyviai, nėra kam. Arba atvirkščiai gali būti. Ten kietas medžiotojas, reiškia, pas jį kirvis prie diržo pririštas, žinai, šautuvas rankoje, eina tos klientus, medžioja, gaudo, ir prisisamdo tokių pačių kaip jisai. O iš tikrųjų reikia dirbti su tais, kurie jau yra klientais. Kaip vadovui atpažinti, kad ta chemija, tas chemijos pojūtis, dar yra tik tai dalis turbūt, kada reikia pagalvoti ir ar aš tikrai noriu tokius pačius kaip aš turėti. Gerai, aš jaučiuosi komfortiškai, bet ar jie man padarys darbą, kurį jie turėtų padaryti. Kokiu tau minčių kyla? Aš pasakoju tą problemą, kaip tu galvoji, kas ateina į galvą? Taip, tai ateina vadovų brandos klausimas į galvą. Ir veidrodžių. Tie, kas klausotės, girdite, ne? Brandos. Varate jūsų brandą pakalbėti. Tai branda ir arba veidrodžio organizacijoje turėjimas. Tai arba aš pats, kaip tu sakai, ar ne, aš esu pakankamai brandus vadovas ir aš turiu tikslus. Suprantu save, taip sakant. Aš suprantu, kokius tikslus turi organizacija, kad čia, mums ne fermeriais dirbti, ne, o mums reikia, nėra ką išspausti čia samų klientų, jau prikūrėm tiek santykių, viskas, reikia prisinešti naujų, ne? Ir aš suprantu, kad su šita chebra, aš niekaip jų neišspirsiu. Ir tada man reikia galvoti, tai tada keisti komandos sudėtį, ne? Ar ten naujais, pakeisti esamus, ar bandyti dar pažiūrėti, gal čia turi kažkas kokią gyslelę, tik jau labai prislopo jinai, nes patogu visiems būti fermeriais. Žodžiu, tai šita dalis, aš kaip vadovas esu brandus suprasti, tai kokios man komandos ir kokių kompetencijų man reikia, kad galėtume pasiekti tikslus, kurie yra keliami, aš keliu savo kaip organizacijos vadovas, arba man organizacijos vadovas kelia kaip departamento vadovas. Kita dalis yra, jeigu aš dar neturiu tos brandos, arba, kažkas turi būti šalia organizacijoje, kuris tau būtų tas veidrodis, pasakytų, hei, gal pažiūrim, gal iš tiesų, gal nereikėtų samdyti to, ką tu tik nusimatei, ar ne? Arba mano tiesioginis vadovas, ten įmonės vadovas, ar ne, turi one-to-one su manimi, kaip su pardavimų vadovu, ir tada man sako, ar ne, tam prižiūri, palaiko pulsą, paskaičiuoja, ar ne, ar aš jaučiu, ką aš samdau, žinau, ką aš samdau tiems tikslam pasiekti. Tai čia one-to-one metu galima tą. Kita dalis, jeigu dar turime HR partnerius organizacijoje, tai čia jie gali būti tas veidrodis, kuris galbūt dalyvauja tuose pokalbiuose, žino tą komandą iš vidaus, tada sujungia su verslo tikslais ir tada sako tame interviu, po interviu su kandidatu, kad jau čia aš ruošiuosi samdyti, palauk. Ar tikrai tai geriausia, ko mums reikia ir padės pasiekti tuos tikslus, kuriuos tau kelia organizacija. Tai šita dalis, manau, yra tas, arba aš pats suprantu ir pagaunu save, arba man parodo veidrodį kažkas kitas ir prigauna. Kažkas mane pagauna už rankos ir sako, toks. Taip, nes niekas kitas, aš nežinau dabar iš tos, taip,
nuo minties viršaus nepagaunu, gal dar kažkas kitas galėtų tą padaryti, nes nei vat išorinis kažkoks vat rekrutmento partneris, nežinos ten tų įmonės tikslų taip gerai, kaip vat tas samdantysis vadovas. Nu ką pasakys, tą ir atves, arba tą fermerį, ar tą medžiotoją, tokį ir atves tas rekruteris. Čia matyt, kad ta chemija yra sunkioji dalis. Tai tas, matyt, kažkoks balansas turėtų būti tarp samdymo, aš pajutau, ne? Aš pajutau ir man ten viskas aišku. Bet žinai, tai ką aš pajutau, gal ne visada yra tai, ko man reikia. Gal aš truputėlį galėčiau ir pasižiūrėti plačiau. Nes yra rizika, sakau, kad aš pasamdysiu žmonės, susirinksiu komandą, kur chemija puikiai, o kažkaip su rezultatais nelabai. Taip, šitoj vietoje yra slidu. Gal kiekvienam klausančiam matyt linkėjimas būtų pabandyti chemiją sudėti į žodžius, į argumentus, į kažkokius bullet pointus. Nes lygiai taip pat, sakau, kaip iš personalo atrankų pusės, ar ne, jeigu man ten nebuvo chemijos, tai kad aš nefrustruočiau, aš visą klausdavau, ne, tai gerai, ar mes turim omeny įgūdžius ar asmeninės savybės, ar kažkokią patirtį, kurią žmogus atsineša. Ir tada bandom surasti, tai kas ten nebuvo okei. Gal žmogus nebuvo pakankamai asertyvus, ar ne, ir čia man dėl to chemijos nebuvo. Nu tai čia tu atrankos procese, ar ne, bet lygiai taip pat aš esu turėjęs tokį samdančiai vadovų, tai jūs man siūskit, tai aš pajausiu, kurio aš čia noriu. ir toks, kur, pabandykim sudėti į 3 būtinas reikalavimus, be kurių jūs nenorit matyti žmogaus, ir tada kokius 3 nice to have. Tai kad, sakau, kad tokių nesiblaškyti, nesikliauti tuo jausmu, jausmo nenuneiksime. Tik sakau, visada gal jį įžodinti, ir pabandyti sudėti kažkokius tai argumentus pačiam savo pirmiausia, ir tada galų gale, kai atmeti kandidatą, ar pats samdantysis vadovas atmeta, sako, netęsim su tavim proceso, ir tada klausiu žmogus, tai kodėl? Ir tada man kaip samdančiam vadovui, arba tam rekruteriui, kuris atmes tą kandidatą, reikia kažką pasakyti. Ir nepasakysi, kad chemijos nebuvo su vadovu. Nepajuto vadovas chemiją. Ir tada rekruteris, jeigu ten būna, tikrai, kad niekaip neprieini prie tų argumentų, tai kas šiandien nebuvo okei, jeigu arba dėl asmenybės, kažkas nebuvo okei, labai subtilūs dalykai, dėl kurių atmeti negali labai nuoširdaus, konstruktyvaus grįžtamo ryšio duoti, tada sakai, ten netiko. Mes manome, kad galbūt tau reikėtų kitokios komandos, negu šiuo metu mes samdome į kurią. Ne? Tai bet jeigu taip normaliai, kokybiškai, siekiant išlaikyti teigiamą kandidato patirtį su tavim kaip su darbdaviu ir potencialiu tiesioginiu vadovu, tai konstruktyvus grįžtamasis ryšys apie, su 3 dalykais, 1 dalyku, kuris buvo galbūt kertinis, dėl ko negalėsim judėti į priekį. tą reikia iškomunikuoti. Tai yra geriausia praktika visada. Tai ar teisinga būtų sakyti, kad jeigu kandidatas netinka, tai jis netinka man. Arba aš kaip kandidatas netinku šitam žmogui arba šitai komandai. Bet kitoj organizacijoje, kitoj komandai, su kitu vadovu aš galiu būti superinis kandidatas. Kiek tokių situacijų turėjęs, kur išdeda iš šuns dienas samdantysis vadovas, kad nieko vertas, kaip jūs iš vis galėjo tokį kandidatą pristatyti, ar jūs nesuprantat, ko mes ieškom, ir tada nusimti. Žmogus, nes visada, paprastai rekruteriai, kaip paslaugas teikianti organizacija, tai mes turim tuos pirminius interviu su kandidatais, normalus tas žmogus buvo. Kas ten tokio atsitiko? Bet tam vadovui netiko ir tada nusinti kitą įmonę. Kodėl, kur jūs buvo anksčiau, kodėl jūs jau mums nedavėt? Ir Dieve, koks nuostabus, duokit dar 5 tokius pačius.
Tai taip, visiška O, klasika. klasika. O žiūrėk, tada jeigu truputėlį toliau einant, kaip atpažint, nu vat gerai, tas bandomasis laikotarpis, mes priėmėm žmogų, ten chemija, viskas tvarkoj. Ir nu, neveikia taip, kaip mes tikėjomės. Ir dabar žiūrėk, pasakyk, ar aš teisus ar ne, bet man atrodo, kad yra du dalykai. Viena, tai kaip tas žmogus, jisai ką jis gali, ko jis negali, kokios jo nuostatos, požiūriai, įgūdžiai, kaip jis elgesi, čia yra viena dalis. Nuo to priklauso, kaip ten tas bandomasis laikotarpis, bet po to, kaip vyksta darbas su juo, tai reiškia, kaip vadovas veikia, kaip komanda jį priima, kokia vadovavimo kultūra, kokie įgūdžiai vadovavimo, kaip ten mes dirbam drauge. Kaip atpažinti, kad va čia yra kandidato problema, o čia iš tikrųjų organizacijos problema. Nu, praėjo 90 dienų, neperformina taip, kaip mes norėjom. Bet čia gali ne kandidatų iš vis klausimas būti, čia gali būti vadovo problema. Aš nekalbu apie įvedimo blogą laikotarpį, tarkim, kad jis ten yra tvarkingai padarytas, ten idealių turbūt nebūna, bet, tarkim, tvarkingai padarytas įvedimo laikotarpis, ten didelių duobių nėra. Ar yra kažkoks iš vis įmanoma pasakyti, kad čia nesuveikia dėl to, kad kandidatas, o čia nesuveikia dėl to, kad vadovas? Kiekvienas matyt turės savo tiesą ir kiekvienas bandys pateisinti savo... Pateisinti save, suprantu, kad aš čia viską gerai padariau, bet jie. Arba jis tas kandidatas. Arba jis, jo, tas kandidatas, ne. Tai... Aš senas kalambūras, kuris iš gyvenimo atsiradęs, kažkada tai sėdim su vadovu ir jisai skundžiasi, kažkur projekto vidury, ar pradžioj, ir vadovas sako, nu vat, kas čia negerai su tai žmonėm, nu kaip tai neina taip, kaip viskas turėtų. Sėdžiu ir žiūriu ir galvoju, yra vienas būdas viską čia sutvarkyti. Tave reiktų atleisti, pakeisti kitu, ir žinok, susitvarkys, viskas čia bus, kai sviestų padat. Taip. Oi, paradoksalu, bet taip ir yra ir jis tada yra koks nors bendrai įkūrėjas. Čia sunkioji dalis, kada supranti, kad, nu... Arba geras savininko draugas iš senų laikų, kurie kartu užaugo kieme ir taip, ir tikrai būna, arba nemato, save pristato labai gerai, bet visi kiti kalti ir niekas jam to veidrodžio neparodo ir nepabaksnoja pirštu, kad tai jis yra problema. Ir labai daug tokių situacijų irgi esu mačiusi, ne tik pardaviminėse organizacijose, ne tik pardavimų skyriuose, bet apskritai visur, kur didžiulė kaita, kažkur ten reikia pasiknaisioti, kai kaita atsitinka, kažkur. Ir nebūtinai žmogus yra blogas kaip vadovas, bet jis gal eina per kažkokius asmeninius iššūkius, dėl ko staiga jis patapo kažkoks ar šiurkštesnis, ar mažiau skiria laiko one-to-one'ams, ar prarado pats motivaciją ir nebegali kitų įkvėpti. Visko gali būti tame ir čia to žmogaus tiesioginio vadovo reikalas neužsimerkti ir atvirai dėti kortas ant stalo, viena dalis. Kita dalis, aš visada sakau, taip, aš esu pavaldinys, bet aš visada kaip pavaldinys labai stengiuosi susidėlioti savo patogų vadovavimo stilių iš savo tiesioginio vadovo. Ne? Nes žmonės, didžioji, nežinau, pataisyk, jeigu klystu, tu daugiau vadovų matai, bet situacinis vadovavimas yra gal, sakykime, mūsų dažnai sutinkamas toks stilius. Kada, yra situacija, su kuo sėdi, kokioje situacijoje yra tas žmogus, taip ir mes bendravom, taip aš tau ir vadovauju. Tai aš visada stengdavausi pasakyti savo vadovui, ateinu į one-to-one ir sakau, man dabar reikia, kad įspirtum į sėdimąją, nes aš jaučiu, kad kažkaip
susikaupiu. Mhm. Kažkaip Mhm. neproduktyviai darau dalykus. Dabar aš noriu, kad tu mane glostytum, nes mane uždaužė tie klientai ir aš jau esu ties plintusu. Tai aš manau, kad čia yra atsakomybė, labai lengva trenkti durim man ir sakyti, pasisiuskit jūs su tokiu vadovu, ar ne, aš nenoriu turėti nieko bendro, bet jeigu aš priėmiau sprendimą, aš kaip visada sakau, jeigu aš išeisiu, aš noriu kaip žmogus žinoti, kad aš padariau viską, kad aš galėčiau susidėliočiau savo ir vadovavimo stilių, ir darbo turinį, ir visą tą rutiną. Jeigu neveikia eiti, eskaluoti pas vadovą, kas blogiau bus, jeigu, tai ką, tai atleis, tai jeigu aš ruošiuosi. Blogiausia atleis. Tai va, tai sakau, atsakomybės yra labai, labai daug pas visus, tik tai nebūkim užsimerkę, sakykim, ne mano reikalas, nepatiko. Nepatiko man. Jis mums nepatiko, arba jinai nepatiko. Aišku, pardavimas dažniau būna, kad neperformina. Nevykdo kažkokių tai dalykų. Ir čia nepasiekia. Ir čia gali būti, kad, labai daug. Nežino, kokie tie tikslai, neturi įrankių. Mes žinom klasiką visą, bet... Ir žinai, kartais mes iš to žmogaus per tas 90 dienų norim stebuklo, kuris iš principo negali įvykti per tą laiką. Nes mūsų pardavimo ciklas yra 1 metai. Čia būtų, kaip sakyti, čia katastrofa būtų. Bet man yra tekę, pavyzdžiui, situacijose samdyti žmonės, kur įvadimo laikotarpis apie metai laiko. Ta prasme, kad tol, kol jisai įeina į rinką, į produktą, kol jisai supranta, susipažįsta, kol pradeda gaudyti visas peles, metai laiko. Ir ten per 3 mėnesius tu ten pamatysi tik tai jo pastangas. Nepamatysi ten galutinių rezultatų. Ir gal čia matyti pagal pastangas ir matuoti reikėtų, ar jisai daro taip, kaip susitarėm, ar jisai turi tą energiją, kuri mums reikalinga. Taip, ar jisai susitikimuose su klientais elgesi taip, kaip mes norim, kad elgtųsi, reprezentuoja taip, kaip mes norim reprezentuoti, ta jo komunikacija yra nuosekli, tinkamo tono ir taip toliau, ir taip toliau. Tai daug dalykų tikrai mes jau galim pamatyti ir pastangos jokių būdų neturi būti nuvertinamos. Ir aš esu mačius situacijų, kai pastangos vietoj ir viskas yra daroma ir yra atleidžiama žmogus, nes to rezultato, ten gerai, 3 mėnesiai pastangų, 6 mėnesiai pastangų, ir pastangos nesikonvertavo. Nors jau teoriškai pagal tai, kaip ten viskas, kiti dirba, ar ne, kiek tas trunka pardavimo ciklas, jau turėjo būti, jau bent šiek tiek. Ir net ir, aš esu mačius, kur tarsi atrodo ir viską padarėm gerai. Ir neišvažiavo. Ir tada, gal ir neverta ieškoti kaltų, paleiskim vieni kitus, nes tas žmogus greičiausiai neužsidirbo to, ko norėjo, o mes kaip organizacija negavom to rezultato, kurio tikėjomės. Tas reiškia, kad mes visą laiką turėtumėm kalbėti apie tikimybės. Niekada nebus 100% tikimybės. Ir jeigu ten nesuveikė, nepavyko to žmogaus išlaikyti, arba tam žmogui nepavyko išlaikyti, tai tokia situacija visą laiką gali atsitikti. Ir niekaip. Jis nėra apdraustas. Galim turėti, kaip sakau, tų žingsnių, pokalbių, ir juos reikia turėti. Sakau, jeigu, paskutinė situacija, kur mūsų santykiai baigėsi, ar ne, kaip darbdavio ir darbuotojo, svarbiausia yra žinoti, kad mes padarėm viską. Bet kokiuose santykiuose, man atrodo, kur mes pabandėm, įdėjom visas įmanomas pastangas ir kalbėjomės ir davėm tiek, kiek įmanoma tos pagalbos, tai kad padarėm viską, o nepavyko. Tai, žinom, galbūt kitą kartą, ar jau pamokos turim, kad kažką kitą kartą darysim kitaip. Kągi, mūsų laikas jau oficialus kaip ir pasibaigęs yra. Tai įprastai mūsų svečias pasako kokį nors palinkėjimą klausytojams. Gal tu galėtum pasakyti tokį?
Linkiu visiems daug samdos, bet tos augimo samdos, tos, kur ne dėl to, kad išeina, ne dėl to, kad nepavyksta pasamdyti iš pirmo karto, aš linkiu daug samdos, kad verslai klestėtų, žmonės turėtų pasirinkimą rinkose, tai tik augina mūsų organizacijų kultūrą, samdyti, priimti naujus žmonės, juos auginti, išlaikyti. Tai mano palinkėjimas yra klestėti ir dėl to turėti daug samdos. Skamba puikiai. Tai Raimonda, ačiū labai tau. Buvo Ačiū, puikus Dariau. pokalbis, man buvo labai įdomu. Aš Tikrai? tikiuosi, kad ir visiems, kas klausėsi ir žiūrėjo, taip pat įdomu. Tai ačiū dar kartą visiems ir tada iki kitų kartų. Tai Ačiū labai. susitiksim maždaug po mėnesio. Iki greito.